Kaip jūsų atostogos? VDU sporto centras neatostogauja. Kviečiu susipažinti, kas jau vyko ir kas įvyks Liepos mėnesį čia ir ką veikia mūsų sportininkai. Labas, aš Donatas Sabeckis, buvęs VDU krepšinio komandos žaidėjas bei VDU abiturientas. Liepos 4-6 dienomis mūsų sportininkai dalyvavo Rotterdame vykusiame FISU pasaulio studentų irklavimo čempionate. Moterų vienviečių valčių kategorija absolventė Raminta Morkūnaitė užėmė 4 vietą. Vyrų vienviečių valčių kategorija EVF antrakursiui Domantui Riaubai irgi nedaug trūko iki medalio, užėmė 4 vietą. Moterų dviviečių valčių kategorija Švietimo akademijos 3 kursė Martyna Kazlauskaitė bei Ugnė Juzėnaitė užėmė 5 vietą. Galiausiai vyrų dviviečių valčių kategorija Švietimo akademijos antrakursis Benas Paunksnis bei Jonas Šaparavičius užėmė 6 vietą. Taip pat šį mėnesį laukia VDU atstovų pasirodymų Europos studentų krepšinio, badmintono, 3x3 krepšinio, dziudo, paplio tinklinio, stalo teniso bei karate čempionatuose. Tuo tarpu Liepos mėnesį VDU sporto centre galėsite stebėti U15 Europos beisbolo čempionato kvalifikacinį turnyrą, kur treniruojasi mūsų universiteto krepšininkai, vyks Lietuvos U16 merginų tinklinio pasiruošimo stovykla. Ir čia Paryžiaus olimpiniam žaidynėm ruošis Lietuvos 3x3 krepšinio rinktinė. Kviečiu su šiais įvykiais susipažinti išsamiau. Šiuo metu kalbinam VDU studentę Samantą, kuri atstovaus universitetą Europos studentų badmintono varžybose. Kokie tavo turnyro lūkesčiai ir tikslai? Tai pradžioj vyks komandinis čempionatas, tai kartu su komanda norim, nežinau, kuo toliau išeiti. Ir manau, kad tai įmanoma, o asmeniniam tai labiau koncentruojasi į vieneto kategoriją, nes ten esu stipriausia ir treniruojasi, tai noriu ten į top 4, jeigu pavyktų, tai būtų labai gerai patekti. Ir aišku, manau, žaisiu ir dvejetus, ir mišrius, tai ten nededu kažkokių lūkesčių, bet irgi noriu kuo geriau sužaisti. Su manim čia dabar yra VDU universiteto dziudo atstovė Aida Vasiliauskaitė. Iš tikrųjų netgi sapnavau, kad laimiu šį kartą ne bronzos medalį, o būtent aukso. Tai yra tas tikslas, kad kadangi dabar baigiau bakalaurą, tai kad užbaigti jau ant tokio vyšnelę ant torto, kad būtų ta pirma vieta. O čia stalo teniso atstovas Aleksandras Milevskis. Tai lūkesčiai, aišku, yra užimti kuo aukštesnę vietą, pasirodyti kuo geriau, laimėti kuo daugiau susitikimų. Pasiruošimas vyko taip, kad treniruojas kiekvieną dieną su stipriais stalo teniso atstovais ir tai labai prisideda prie geresnio varžybų pasirodymų. Su manim Vitalijus Kozys, VDU krepšinio komandos kapitonas ir vykstat į Europos studentų čempionatą. Kokie tikslai? Tai tikslai yra patys aukščiausi. Kaip visada VDU siekia aukščiausių tikslų ir Lietuvoje, ir Baltijos šalyse, ir dabar bandysim siekti aukščiausių tikslų ir Europoje. Ruošiamės gerai, sportuojam net ir kartais po 2 kartus dienoj. Tai kaip ir šią savaitę irgi kiekvieną dieną sportuojam. Turim 3-4 rungtynės prieš 18-mečių rinktinę. Tai patestuosim ir juos, pasitestuosim ir save ir kol kas viskas einasi sklandžiai ir manau, viskas bus gerai. Su mumis Vėjas Naraškevičius, VDU studentas, atstovaujantis karate Europos studentų rungtynėse. Per pastaruosius kelis metus esu tapęs pasaulio čempionu ir pasaulio prizininku, tačiau būtent šios varžybos skiriasi tuo, jog jos yra mažesnių kontaktų, didesnėm apsaugom, tai dar reikia skirti laiko būtent pasiruošti tam, biškį perlipti per save, pasiruošti kitaip kovoti, tai, manau, pasiseks neblogai visas šitas. Čia Titas Januševičius, VDU studentas, dalyvausis Europos studentų 3x3 krepšinio čempionate. Kaip vyksta pasiruošimas? Neblogai, buvom išvažiavę į Druskininkus, sparingavomės, treniravomės su olimpinė rinktinė, kuri dabar išvažiuos į Paryžių. Kokios viltis, kokie lūkesčiai? Tai tik pirmą vietą. Kalbinam VDU studentą, būsimą olimpietę Evaldą Džiaugę. Ir kokios pirmos mintis vykstant čempionatą? Ruošiamės, pasiruošimas geras, džiaugiamės pradžiai patekitam, dabar važiuojam į olimpiadą kaip ir medalių tikimės. Kokios buvo emocijos patekus būtent į olimpiadą? Emocijų daug buvo tikrai, tai pradžiai, tai kaip sakau, žaidžiant varžybas įmečiau 3 taškį, tai dar nesuvokiau, kad laimėjom, tai puoliau gintis, tik pamačiau, kad komandos draugai džiaugiasi, tai irgi paleido emocijas ir tada jau ėjom švęsti. Gerai. Ačiū, palinkėsim sėkmės, iškovojant medalį. Kaip matote, Liepos mėnuo pas mumis įtemptas,
sekti mumis socialiniuose tinkluose. Čia buvo Donatas Sabetskis ir tiek, ir karočią. Per naują.